Kai aš traukiu siūlą, visą laiką traukiu iš vidurio. Tada jisai eina iš vidaus ir jisai nesimakaluoja po visą teritoriją. Man labai nepatinka. Aišku, šitie ritiniai nėra labai geri, kadangi jie kažkaip keistai susukti buvo, aš to parodysiu. Jisai susuktas šitaip. Nėra normalios skylės. Nu, taip susuktas. Tai aš turiu eiti va taip kaip atsukdama iš vienos pusės, iš kitos pusės, mėgindama va taip sukdama, dasibrauti iki vidurio. Nu, tai čia toks nepatogumas. Paskui iš vidurio ištraukiu tą gabaliuką, randi siūlą ir viskas. Ir jis niekur nelaksto, nesimakaluoja. Sukti kitaip. Va, čia yra skylutė ir čia yra skylutė. Tai va, sukiši pirštus. Biški gali tą skylutę taip praskėsti. Kadangi jie čia sukti, tie siūlai vis tiek va, prasiskečia. Čia lygiai taip pat va. Ir ten vidury, nekažikas ten, vat užsikabini kažkiek, tai ten net tuščia taip pat, net matosi, kad nieko ten ypatingo ir nėra, bet vis tiek vat kažkokį tai pagauni siūliuką, vieną kitą ir ištraukiau taip pat. Velnias. Kas čia dabar yra? Neištraukiau, nu va. Ištraukiau tiek, nu daug ištraukiau, bet nesvarbu. Visą šitą atgal sukišu, jie ten paskui niekas jam ten nepasidarys. Ir jau dabar iš šitą rasti siūliuką lengviau. Va, kraštelis. Va, siūlas. Ir viskas, ir jau čia taip traukiu. Čia jau niekur jisai nedings baisiai. Va, ir eina. Pabiškį, atradom siūlą. Netgi šitą, ką ištraukiam, galim atgal sukišti, išsitrauks vis tiek paskui. Arba galim nekišti ir va, jau trauki siūlą ir niekas niekur nečiožinėja, neritinėja, kamuolys stovi vietoje. Tai va taip. O dabar įmame siūlą. Siūlą įmi tai va tiek. Kiek va ištesta ranka. O taip, kiek ištesta ranka leidžia, va, viskas. Vienas ir dar tiek pat. Va, viskas, daugiau nereikia. Taip. Imu adatą, dabar siūlas yra purus labai. Kad jisai biški tilptų į tą auselę, tai aš jį taip susuku. Ir va taip tą auselę, nu jau čia šiandien man nelabai sekasi kažkaip tai viskas. Nu va, ir iškabinau su adata. Viskas. Mazgo nerišu. Tiesiog suvienodinu siūlus, kad jie būtų kartu. Mazgelių nerišu jokių. Va, išlyginu siūlą. Ir kai pradedu siūti, pradėsiu, kita čia mano visas prietaisas, pradėsiu aš nuo šito šniūro vadinamo. Tai va taip į vieną pusę. Ištraukiu siūlą, bet ne iki galo. Taip reikia biškį kamerą man pataisyti. Ištraukiu siūlą, bet ne iki galo, va palieku. O žiūrėkit, man vienas liko, kitas jau lindo ten. Nu gerai, teks ištraukti, va. Matot, kaip nučiuožia. Dar kartelį. Per kelis va taip. Paimu per kelis siūlus ir traukiu gražiai. O tai reiškia galą sulyginu, suvienodinu ir laikau, kad vėl neišlystų. Va. Ir iki galo neištraukiu, truputėlį palieku. Galim čia net su pirštu užspausti. Taip, ir dabar reikia grįžti, kad būtų tokia kilpa ir tada siūlas neišsitrauks. Nesvarbu, kaip čia vėl versit, svarbu, kad priešinga linkme. Ir biškį prilaikyti tą siūlą, nes siūlas gali raitytis, tai va taip trupučiu, kad jį reikia prilaikyti, kad jisai nesiraitytų. Va, ir tai susiraitė biskį. Dabar tai vieną, tai kitą gražiai va patraukiam. Va. Ir viskas, ir jau jisai va, nebe išlenda, laikosi. Ir jau galim tada siūti. Tai ir pradėkime, aš biškį dar grįšiu čia, nes man reikia atsidurti šitoj vietoj. Taip, vėlgi per kelis siūliukus grįžtam vėl čia. Visą laiką iki galo ištraukti, kad čia va tokių guzų nebūtų, patikrinti, kad va būtų siūliukai praeina gerai.
ir pradedu siūti. Pradedu siūti taip, liktai zigzagų tokiu. Čia labai arti šitas motyvas, labai arti. Tai čia faktiškai prisisiūs iš vis šalia. Tai čia nieko daug nereikia mandravoti. Tiesiog va taip. Bet vis tiek kryžmai čia tas. Adata eina į tą pusę, o siūlas į priešingą. Ir ganosi tokie kaip kryžiukai. Va čia vėl kabinu už čia. Laikyti viską reikia, nes viskas labai čia taip sujungta lengvai. Va, ir ganosi toks kryžiukas. Bet čia, kai yra šalia motyvai viens kito, galim tiesiog paprastai siūti, nereikia čia žiūrėtų kryžiuko. Va, nes čia visai viens kito šalia ir nieko čia nesimatys net tos irkutės. Ir tvirčiau laikysis. Taip, tiesiog, va, kaip paprastai. Bet kadangi aš vedu adatą iš tos pusės, tai paprastai neišeis, vis tiek kažkiek tai trupučiuką kryžiuosis. Nu, vėl užčiopiu kelis siūlus. Vat kelis siūlus. Tik tai neturiu skersai, tik tai viršutinius iš čia siūlus, kad į gerąją pusę iš viso tas siūlas neišeitų. Reikia patraukti, kad būtų gan standžiai, bet ne super užtrauktai, nes kai labai stipriai užtraukia, paskui visas susiaurėja, visas darbas. Todėl vis tiek kažkiek tai turi būti laisvumo duota. O čia tai paprastas toksai siūlymas eina, nes čia nėra ką išsidirbinėti. Užkabinau stovą. Taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, per daug užtraukit, galima tai paimti ir patraukti, kad išsilygintų tempimas. Nu jau nuo čia pradėsiu po biškį daryti. Šitas šniūras kraštinis, kitai bus banguotas ar bus nei šis nei tas. Va, jeigu aš tai paprastai daryčiau, nu tas siūlas toks ilgas ir jis toksai nelabai, tai aš tada dar kartą permetu per tą siūlą ir užsuku jį. Adatą persismeigiu čia, kad man jinai netrukdytų. Patraukiu atgal. Va, bet atgal aš čia nedursiu, aš dabar dursiu jau čia. Ir jau gaunasi tokia kaip setkutė ir jinai nelabai tos akis didelės, nes negražu, kai didelės labai akis. Tos sietkos. Taip, dabar aš čia. Va, vėl reikia man išlyginti, nes tas siūlas laisvas. Ir reikia patraukti, kad jisai būtų daugmaž vienodai. Va, ir vėl žiūriu, kad ta sietkutė man būtų standi. Matot, kaip kabinasi. Va. Ir kai susuki, jinai gaunasi tos akis netokios didelės. Palyginus panašiai tokios kaip ir visos skylutės. Kad nebūtų labai didelių akių. Va, kabinu toliau. Nu, taip galim siūlau užsidėti, pasižiūrėti, kur man reikia kabinti toliau. Čia. Jo, gal kas pasakys, kad šiek tiek lėtai, taip lėtai, bet užtat nereikia perdarinėti, nes kai greitai kažką darai, paskui gali tekti perdarinėti. Nu va. Vėlgi, čia tas dygsnis yra didelis, tai aš dar užsuksiu, vat už tos kojelės paimsiu, už to siūlo, iš kur eina, galim biškį patraukti. Va. Ir va tokia jau gaunasi ta sietka įdomesnė. Nes kaip paprastai siūlas yra, jis nelabai gražiai atrodo. Aišku, kažkur gali būti kažkokie nedideli ploteliai, bet man tai gražiau taip yra, kai užsukta. Va. Ir vėlgi patraukiam ir atgal, kad reiškia, kad nesutrauktume mūsų darbelio. Apsuku tą. Toliau kabinam čia. Vėl. Kam žiūrėti labai jau čia ilga yra, užsidėkit 1,5 greičio, tai bus greičiau, kas suprato esmę. Tik tiek, kad jau čia negaišti laiko, aš tai visą laiką visus video žiūriu 1,5 greičio.
Nu, va, čia jau toks nedidelis, nu, galiu dar kartą prakišti per tą siūlą. Galiu ir tiesiai daryti. Nes toliau jau jisai čia remiasi, kaip ir. Ir jau čia toliau eis paprastas siuvimas. Nebesietka. Nu, kaip kabinasi už visų adatų. Va, čia paprastai darau, čia nebesukioju. Va, apie ką aš sakiau, va, kai darai taip, jeigu adata labai smaili, tai jinai vat, kabina visus tuos, netgi nesmaili adata mėgina užkabinti. Tai čia toksai jau patogumas yra šito darbelio. Išlyginam siūlą, išlyginam darbelį, kad mūsų šitas lygiai eitų. Ta adata aš taip dabar taip pat pasmengiu, kad jinai man biškai plokščiau įeitų ir giliau, kad netrukdytų. Dabar čia jau adata trukdo, čia persmengiu toliau. Einu čia. Taip. Ir jau čia galim apsukti, kadangi jau reikės mums smeigti tolyn. Taip, čia. Adatos trukdo, bet aš jų negaliu patraukti, nes jos man laiko formą. O, sukau, nieko neužsukau. Taigi, apsuksim tą siūliuką. Kad gautųsi stulpelis gražus. Štai. Patraukiam, kad viskas vietoj. Toliau. Man taip. Čia, kai pradėsit pačios siūti tas sietkas, jau prisigalvosit savo technologijų, kaip jums patogiau, kaip jums geriau išeina. Taip, aš tą persismeigsiu. Taip. Nes dabar aš einu iš tos pusės, bet aš taip toliau nelabai galėsiu eiti, tai aš galėsiu keisti tą dygsniuką iš kitos pusės. Vis tiek aš apsukinėju tą siūlą, nesvarbu ten iš kokios pusės jisai bus padarytas. Vat. Apsuku vėl siūlą. Matot, kaip adata kabinasi. Kabinasi čia už visko, ko tik nori. Taip, dabar man reikia siūti šitaip. Ir man čia jau nelabai patogu. Ką aš darau? Aš pasiėmu visą savo šitą reikalą ir apsuku. Dėl to, kaip pasakyti, šitas pats, kaip pasakyti, tas padėklas, ant kurio mes siūvam, jis turi būti didelis, bet ne super didelis, kad būtų galima jį lengvai sukinėti. Ir dabar aš apsisukau, man jau čia visai bus smagiau daryti. Vėlgi apsuku siūlą. Ir važiuoju toliau. Vat kampuką išdailint, kad jis tai būtų, nes labai čia lengva yra nučiuošti į dausas, dar galim net taip patempti, kad jisai nenuvažiuotų, kur mums reikia. Kol yra laikas ištampyti, kad čia
viskas gerai būtų. Taip, dabar jau ta adata kaip ir nebereikalinga, aš ją nuimu, nes jau čia niekas niekur nenubėgs. O dabar šitą man stovi nepatogiai, aš ją toliau pasmengiu. Va. Ir dabar toliau važiuoju. Čia suku, nes čia vietos yra, matysi sietka. Taip. O, kur užsikabino. Nu, čia taip ir žiūrėti reikia. Dėl to niekur nenuskubėsi čia. Gražiai, po truputį. Jo, tas darbas yra negreitas, bet labai meditatyvus, labai raminantis. Ir savo po truputį važiuojam. Patraukiam, pažiūrim, kad čia mums viskas būtų lygu. Ir siūlą dar reikia išlyginti, nes čia kažkaip įdomiai susisukęs. Apsukam siūlą ir toliau einam į viršų. Kad ir trumpas siūlas, vis tiek jisai kabinasi už visų šitų reikalingų, nereikalingų adatų. Airiškas nėrinys, jeigu jisai yra iš plono siūlo daromas, tai šita sietka yra mezgama vašeliu. Bet čia tai nėra tikslo megzti ją ir nėra reikalo. Ir taip gerai atrodo. Tik reikia labai kontroliuoti sietkos tą įtempimą, nes jeigu pertempsi, paskui visas darbas susigūš ir bus nelygus ir bangom ir taip toliau. Ir čia reikia labai žiūrėti. Aš irgi pirmą kartą, kai dariau, tai paskui teko išardyti, nes pirmas blynas visą laiką būna, žinot, koks. Bet nieko baisaus. Užtat, kai pamėginai vienaip, kitaip, trečiaip, tai tada žinai, kaip yra geriausia. Aišku, kiti daro darbus tiesiog šiaip, taip sujungia, taip. Man taip nepatinka. Aš taip irgi mėginau, kaip aš čia kryžiavau, panašiai. Taip kryžiuoti irgi negerai, tas siūlas toksai vienišas. Nors kiti visai ta prasme, nepergyvena dėl to. Nu, čia kaip kam patinka. Man taip, aš taip savo radau, man tai patinka labiausiai. Nes jeigu vieną siūlą užkabinsiu, toks bus labai negražus tas. Tai reikia užkabinti to didesnį tokį plotelį, kelis siūlus. Tada jisai kažkaip geriau atrodo. Vienas siūlas, tai ne šis, nei tas. Susivėlė, vėl reikia patraukti vieną kitą siūlą, kad tas bangas va čia ištaisyti. Dėl to kitą kartą reikia patraukti stipriau, paskui atgal, kad nesutraukti darbo nėrinio mūsų. Atrodo trumpas siūlas, o kabinasi visur, kur galima ir negalima.
užsitraukia, norisi biški čia laisvumo daugiau, kad neužsitrauktų ir čia įsismeigiu adatą ir tada man laikys geriau. Nu, va, ir baigiam beveik mes tą siūlą. Dar gali vieną kartą čia užmesti. Jo, čia jau bus per trumpas. Va. Ir kai aš suku tos siūlus, tada, kad ir dideli tarpai, bet jie tokie, nu, dailesni gaunas. Kai maži tarpai, tai čia nelabai matosi, bet kai dideli tarpai, tai tada geriau. Ir dabar jau siūlas yra trumpas, ką aš darau. Reiškia, vėlgi, kaip ir pradžioj buvo, pirmin atgal reikia kelis kartus įverti. Galim nebūtinai kraštą, galim va čia toliau verti. Vieną kartą ir antrą kartą. Va, viskas, niekas čia niekur nebeišnirs ir nukerpu. Ir taip po biškį eisim.